Gruodžio 6-ąją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, patvirtinęs Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą, yra neteisėtas tiek, kiek buvo numatyti pagrindiniai miškų kirtimai ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose bei aplink jas. Daugelis prieš miško kirtimus kovojančių aktyvistų tikėjosi, kad po šio teismo sprendimo kirtimai minėtose teritorijose bus bent jau laikinai sustabdyti. Tačiau jie klydo. Andrijoniškio seniūnijoje gyvenančių Svetlanos ir Anatolijaus šeima prieš naujuosius metus išgirdo grandininių pjūklų garsą, ataidinti iš netoliese esančio miško. Nors po garsiojo teismo sprendimo buvo praėjusios 3 savaitės, šalia jų esančių miško keliuku pradėjo riedėti sunkiasvorė medžių pjovėjų technika, o miške vienas po kito krito medžiai. Tai dabar yra kertama. Čia už kokio kilometro, gal pusantro, kerta mišką intensyviai, veža. A kodėl kerta, va taip, iš eilės, baisu žiūrėti. Čia iškirto, ten važiuojant link Imkūno iškirto, didžiuliai plotai. Pasirodo, valdžios institucijos leido ir toliau kirsti miškus saugomose Natura 2000 teritorijose. Jei leidimas tą daryti buvo išduotas iki gruodžio 6-osios teismo sprendimo. Teismo sprendimas, žinoma, negalioja atbulinė tvarka. Jis galioja nuo tos dienos, kada jis yra priimtas. Tai kirtimai iki gruodžio 6 jie nėra naikinami. Bet tas įstatymas jis turėtų nuo 2004 metų galioti, kai mes pasirašėm stojimus Europos Sąjungą, kad saugosim Natura 2000 teritorijas. Tai nėra naujas įstatymas, tai yra tiesiog teismo sprendimas išaiškina įstatymą, kad mes turim tai daryti. Kad ne tik vertint poveikio aplinkai, kai vykdomos kažkokios statybos, takai tiesiami ir panašiai, bet lygiai taip pat kirtimas jis gali turėti didžiulį poveikį. Ypač šitoje teritorijoje, tai yra poligonas, Natura 2000 teritorija. Tačiau aplinkos viceministras tikina, kad sustabdyti šių kirtimų nėra galimybės. Net nėra būdų, tarsi pradėto kirtimo visiškai užblokuoti, nes, tarkime, dalį miško iškirtus, paliekus kitą dalį, tai atsiranda tam tikros ir biologinės pasekmės. Kad miškas yra vertybė, tikriausiai sutiks visi. Vieniems materialinė, kitiems dvasinė. Vis dėlto apie Lietuvos miškuose verdančias aistras girdėjo toli gražu ne visi. Kiek žinau, tai tiesiog yra parduodami labai neadekvatus, plotai miškų, o jų, atsodinimo darbai vyksta žymiai lėčiau. Tai ilgainiui, žiūrint, kokių 10, 20, 30 metų atžvilgių, tai tiesiog lobsta žmonės, kurie parduoda, bet, gamtai žala yra daroma labai didelė. Nežinau tiksliai, dėl tų kirtimų legaliai, nelegaliai ten jie vyksta, bet jeigu nelegaliai, tai aišku, nesmagu, kad taip yra. Kiek girdėjau, kad tiek kerta, tiek atsodina, tiek viskas tvarkoj su jais. Gamta turi būti saugoma, ar ne? Bet jeigu yra būtinybė, seni medžiai kokie, kur tai gal ir verta juos iškirsti. Aš tikiuosi, nepriklausomai nuo partijų, tų visų pakitimų, kad kryptis bus išlaikyta, kad Lietuva būtų kuo žalesnė. Bent jau išsaugot, ką mes turėjom, atgaivinti. Ir būtent su gamtos išsaugojimu susijęs jau minėtas išplėstinės teisėjų kolegijos priimtas sprendimas dėl miškų kirtimo. Šį teismo sprendimą patys aplinkosaugininkai vadina didžiausia pergalė tokių bylų istorijoje. Bet dabar kur kas svarbiau atsakyti į klausimą, o ką realiai tai pakeis? Ar Lietuvoje bus kertama mažiau miškų ir labiau rūpinamasi saugomomis teritorijomis? Kad atsakytume į šiuos klausimus, pirmiausia turime įsigilinti į paties teismo sprendimo esmę. 10 teismo procesų. Tiek kantrybės ir laiko prireikė advokatui Sauliui Dambrauskui, kovojančiam už miškų išsaugojimą Natura 2000 teritorijose. Galų gale jo pozicija buvo ne tik išgirsta, bet ir pripažinta teisinga. O ji labai paprasta. Yra vietų, kur galima ūkininkauti, ir yra vietų, kurias turime saugoti. Sprendimo esmė yra tai, kad negalima vykdyti ūkinės veiklos, o ūkinė veikla pripažįstami ir miško kirtimai saugomose teritorijose moksliniais pagrindais neįvertinus, ar tai nepakenks saugomoms vertybėms.
Tai man atrodo yra pakankamai logiška išvada, nes iki tol visos institucijos bandė tiesiog vengti šito klausimo. Iki to laiko tam tikrose teritorijose, saugomose teritorijose, norint kirsti mišką, turėjo būti susiderinimas su miškų tarnyba, su saugomų teritorijų tarnyba arba direkcija. Tai buvo procedūra, tai buvo šiek tiek kitokia. Tai teismas pasakė, kad procedūra yra nepakankama, turi būti įvesta nauja procedūra, tai reikšmingumo vertinimas. Ir nors skandalas dėl miškų kirtimo legalumo brendo jau seniai, niekas nesiėmė veiksmų miškų kirtimams Natura 2000 teritorijose stabdyti. Kaip valstybinė institucija aplinkos ministerija urėdija, kai jau prieš metus buvo žemesnės instancijos teismo išaiškinimas, jog gali turėti poveikį aplinką ar nekirtimai, jau tada turėjo kaip valstybinė institucija imtis atsargumo priemonių ir stabdyti kirtimus iki galutinio teismo sprendimo, nors buvo jų apskūstas ar ne. Bet buvo ilgai ignoruota, gauti iš Europos komisijos pastabos, kad mes turim vertinti, laukti iki pat paskutinės minutės, kur jau bus galutinis teismo sprendimas, kad tada, jau tada keisim tvarką. Nes tai buvo patogu, kai nereikėjo. Aš nesutikčiau. Saugomose teritorijose, konkrečiai Natura teritorijose visuomet buvo procedūra. Nebuvo kertama be procedūros. Tai tiesiog procedūros pasirinktas būdas netitiko teismo nuomonė to, kuris galėjo būti pasirenkamas, tai mes vis dėlto kalbame apie procedūrą iš esmės. Ar tikrai reikėjo 20 metų, daugybės teismo procesų, aplinkos apsaugos aktyvistų protestų ir galutinio bei neskundžiamo teismo sprendimo, kad aplinkos ministerija bei kitos jai pavaldžios institucijos įsitikintų, jog visą tą laiką išduodant leidimus kirsti Lietuvos miškus, buvo vadovaujamasi netinkamomis procedūromis? O dabar tie 20 metų trukę miškų kirtimai saugomose teritorijose pirmiausiai atsirūks taip, paprastiems, šiek tiek miško turintiems žmonėms, užsukantiems ten atsargų žiemai. Pagal naują tvarką, tokio paties dokumento bus reikalaujama ir iš kelis kubinius metrus malkų norinčio prisikapoti žmogaus, ir iš hektarais medžius pjaunančių miškų magnatų. Andrijoniškio seniūnas Rolandas Lančickas sako, kad seniūnijoje gyvena daug senyvo amžiaus žmonių turinčių nuosavo miško, į kurį traukia kiekvienais metais, kai reikia paruošti malkų žiemai. Seniūnijos didžioji dalis teritorijos yra Šimonių girios biosferos poligonas, tai yra Natura 2000 teritorija. Dauguma gyventojų turi aplink savo sodybas miškus, pateikdavo prašymą miškų urėdija parašydavo leidimą, išsikirsti saviem poreikiam, ten iki 10 kubų, man atrodo, yra galima savo miške. O nudžiūvusius medžius arba ten nukrytusius, tai apskritai važiuodavo žmonės, veždavosi ir tvarkydavosi. Būtent taip miške šalia savo namų tvarkosi ir Anatolijus, turintis 0,5 hektaro miško. Metams reikia, kažkur 10 kubų, panašiai, jeigu šiltai gyventi. Tai išimu tos pasauselius, blindės, kažkas tai išvirsta tie medžiai, kol kas nepirkau malkų. Tačiau dabar visiems tokiems Andrijoniškio seniūnijos gyventojams prieš keliaujant į mišką reikės gauti dar ir aplinkos reikšmingumo vertinimą. Kitaip jie gali būti nubausti už nelegalų miško kirtimą. Gyventojams tai turbūt yra toks eilinis vėl valstybės biurokratijos parodymas. Iki šiol turbūt žmonės visi, kalbėkime apie patį paprasčiausią atvejį, kai žmogus nori, liaudiškai sakant, pamalkauti, savom reikmėm išsikirsti sausus medžius ar tiesiog savo sklypę, kam anksčiau praktiškai reikėdavo tik siųsti pranešimą miškų tarnybai, jie patvirtindavo, kad jūs galite ir jie ten žmonės susitvarkydavo ir eilę metų taip gyveno. Dabar atsiranda tas reikalavimas, kad jie turi pildyti tą malkavimą, tą Natura 2000 reikšmingumo formą. Ar ne ta forma, kiek mes susiduriam, tai ne visada užpildo ir tos didžiosios įmonės, tie miškininkai, kurie turbūt kasdien dirba su popieriais, su dokumentais.
Ir manęs jau keli gyventojai yra klausę informacijos, kaip čia dabar dėl to reikšmingumo. Tai dauguma gyventojų turbūt yra sunerimę ir, ta prasme, nežino, kaip daryti, kur kokį prašymą pateikti ir panašiai. Nors aplinkos viceministras prašo žmonių kantrybės, kol bus įvesta nauja tvarka, Andrijoniškio gyventojai stebisi, kodėl to negalima buvo padaryti anksčiau, aiškiai nubrėžiant ribą tarp tų, kuriems miškas yra tik verslas, ir tų, kuriems jis tarsi buities dalis. Reikėtų atskirti verslinę ir paprastą pasimalkavimą, ar kaip čia pasakyti. Negali būti sulyginta turbūt ūkinė veikla, kuri yra mažavertė. Maža reikšmė, tarkim, kokie nors tenais maži kirtimai, kaip ūkininko norinčio savo miške pasimalkauti, ar ne, keletą kubų išsikirst malkų, kuris negali daryti reikšmingos akivaizdžiai įtakos. Su tuo, kas yra vykdoma pagrindiniais kirtimais, tarkime, plinai siekiant iškirsti ištisas teritorijas. Kaip ir negali būti taip, kad visus netikėtai užgriuvusi papildomų dokumentų ruošimą atliktų tiek pat specialistų, dirbančių saugomų teritorijų direkcijoje. Ekologai irgi šneka, jog, sako, trūksta bent Lietuvoje bent 45 specialistų dabartiniams krūviams, nes po teismo sprendimo, ar ne, urėdijai paskelbus, kad reikia vertinti, reikšmingumą daryti, tai užgriuvo ekologus, parkų specialistus labai daug prašymų vertinti ir tiesiog nėra reikiamų pajėgumų. Niekas neatsirado šioje vietoje. Ir iki šiol saugomų teritorijų tarnyba turėjo Natūra teritorijose, saugomose teritorijose teikti išvadą dėl leidimų kirsti miškų tarnybai. Dėl kiekvieno atveju arba, tarkime, grupinių atvejų. Tai tas darbas ir šiaip vyko. Tokius viceministro teiginius kritikuoja advokatas laimėjęs minėtą miškų kirtimo bylą. Pasak jo, valdininkai dabar priversti paskubomis kurti naują miškų kirtimo tvarką, privalo šiam darbui rasti ir papildomų resursų. Darbas turi būti apmokamas. Šis ekspertinis darbas kiekvienam aplinkosaugai turi būti apmokamas, todėl jisai galbūt bus suinteresuotas eiti po darbo, papildomai dirbti ir užsidirbti papildomus pinigus. Ir jis bus patenkintas. Bet jis padarys kokybiškai darbą. Aplinkosaugos aktyvistams didelį nerimą kelia ir tai, kad naujoji miškų kirtimo tvarka dabar kuriama skubotai, daugiau galvojant ne kaip apsaugoti gamtą, o kaip užtikrinti kuo spartesnį leidimų išdavimą. Manau, kad dėja aplinkos ministerija stengsis supaprastinti tvarką, kad reikšmingumas būtų nustatomas ko gal paprastesniais kriterijais, abstraktesniais, nežinau, bet tai ir labiausiai gąsdina, kad įmanoma būtų per tokį trumpą laiką padaryti tiek reikšmingumo išvadų, ta tvarka turėtų būti labai paprasta ir kriterijai labai paprasti. Kokie bus tie kriterijai ir kaip apskritai atrodys naujoji leidimų išdavimo tvarka, pamatysime jau netolimoje ateityje. Tačiau aplinkos viceministras patvirtina, viskas bus daroma taip, kad reikšmingumo vertinimas bei leidimai kirsti mišką būtų paruošiami kuo greičiau ir paprasčiau. Kaip galima padaryti kuo paprasčiau, tai žinoma padaryti vieną langelį, kad miško savininkas, teikdamas prašymą kirsti mišką, jam nereikėtų atskirai kreiptis į saugomų teritorijų direkciją arba tarnybą bendrai nuo skirtingų atvejų ir gauti papildomą reikšmingumą, po to grįžti į miškų tarnybą, tai tikrai bus vienas langelis, tai vyksta programavimo darbai, kad miško savininkas teikdamas prašymą leidimui kirsti, jisai net nepastebėtų, galima sakyti, to reikšmingumo ir tarsi visi dokumentai susivaikščiotų ir jisai gautų tą leidimą kirsti paprastuoju būdu, ta prasme nepatirdamas papildomų administracinių sunkumų. Padarius tai pakankamai automatiškai, nereikalaujant pildyti duomenų, tos duomenys pasikeliant iš skirtingų registrų, ką dabar darom ir kas tikrai bus padaryta, tai tas vertinimas tampa pakankamai nesudėtingas ir jisai tampa toks rutininis ir jisai nereikalaus tikrai tiek laiko sąnaudų, kiek dabar, kol yra viskas nauja. Ir miškų tarnyba susikuria ekologinės kompetencijas ir pati įvertins tos bendrus atvejus. Atsiranda tam tikras, kaip sakyti, etatų, žmogiškų išteklių, tam tikras potencialas, kuris gali persiorientuoti į reikšmingumo vertinimus. Taigi, pasak viceministro, aplinkos reikšmingumo vertinimą, kuris reikalauja ekologinių žinių ir kompetencijų, nuo šiol atliks nebe saugomų teritorijų direkcijos ekologai, o iki tol kirtimų leidimus išdavinėjusi valstybinė miškų tarnyba.
ką mes padarysime, tai visus leidimus atversime. Visos ūkinės veiklos Natūra teritorijoje bus matomos viešai, tai manau visuomenės kontrolė vis dėlto tai yra pats efektyviausias būdas užkirsti kelią tam visiems neteisėtiem veiksmam. Aplinkosaugininkai, o to net nežinodami ir visi kiti Lietuvos piliečiai, šios naujos miškų kirtimų tvarkos laukė 20 metų. Galime palaukti ir dar šiek tiek. Svarbiausia, kad šį kartą ji būtų iš tiesų tvarkinga. Ar tuo bus pasinaudota, matysime. Tačiau pirmi signalai nieko gero nežada, nes įtampa medienos perdirbimo sektoriuje įkaitusi iki raudonumo. Mišką tose valdose, į kurias įsiterpusios europinės svarbos buveinės, kerta tik tie, kurie gavo leidimus iki gruodžio 6-osios, tačiau nauji leidimai kol kas neišduodami. O juk Natūra 2000 teritorijose medkirčių laukia 3 milijonai kubinių metrų medienos. Tad kalba eina apie 100 milijoninius nuostolius. Todėl medkirčiai skelbia, kad dar šiek tiek ir jų verslą ištiks paralyžius. Ir jei taip įvyks, teks pripažinti, kad to skausmingo paralyžiaus priežastis yra ne kas kitas, o 20 metų negydyta biurokratinė liga, kuri buvo atspari įsipareigojimams ES ir Lietuvos gamtai.